Nu, ką galiu pasakyti, ką reikiau šalme, neužpipinsiu. Patikėkit manim, raketa. Tai mano įgūdžiams jisai per rimtas daiktas, bent jau pradžiai žodžių. Tai ką galiu pasakyti, vibracijos praktiškai jokios nėra į pedalus. Čiučiut kažkur čia plasmasės pavibruoja į leškas, bet daugiau kaip ir nieko. Tai kas norit rimto aparato, rekomenduoju tokį motociklą. Tai vat, nu, neturiu ką pridurt, įspūdingai važiuoja. Tai vat, kol kas tiek, paka visiems. Nu ką, turiu tokius broliukus, dobiliukus, pametinukus. Šitas senesnis, 15 metų, su pilnu Akrapovičium išmetimu. Taip, kas čia, SAS sistema, matau, pašalinta per valvę. Aksupas irgi turbūt pašalintas bus. Karbonai, šmarbonai, atrodo tvarkingai. Šitas naujesnis, kokių metų tiksliai nepasakysiu. Čia yra pilnas SC Project išmetimas. Nu, va čia aš jau skaitau, o čia tai jau skaitau vamzdis. Nu, nors ir pasakra tas pats. Palyginimui pas Kawasaki, tarkim, kaip pavyzdys, kaip pirštas. Tai va. Grafikos visokios čia, planšetė, beraktis užvedimas. Tai ką čia su šitais darysim, žodžiu. Tai tokio sudaręs jau. Šitam ekuflešas bus. Turiu ant stendo reguliavęs su tokia išmetimo sistema pilna. Motociklo, tai savininkas norėjo biudžetinį pigesnį variantą be stendo daryti. Šitam padarysiu ekuflešą, o šitas ant stendo. Kiekvienas cilindro reguliavimas bus atskirai, kadangi V forma variklis. Kitaip ir negali būti tokia mocui. Tai vat, kurt, nežinau, kur galima pabandyti čia užkurt vieną. Čia raktas yra anas garaže. Kaimynai neužpyks gal. Neutralas. Tylus jisai. Turbūt dėl šito reikalo. Slopintuvas čia bus. Tyliai dirba, sakyčiau. Nu, gal drožiant ne, bet šiaip KTM kiek aš daręs, tai visi reksniai. Einu šitam raktą atsinešiu, pažiūrėsim. Dabar žiūriu, dėžė. Gal čia originalios kelnės, man atrodo. KTM C Hareus kažkoks. Jo, tai čia galimai jisai tik tai sliponą užsidėjęs. Ten dėžė, matosi, katalikas, viskas. Nu, tai šitas nebus irgi garsus, manau. Taip. Ready to race. Taip, neutralas. Žiūrim. Užteks. Jo. Šitie mėgsta tylą, aš matau. Šitas dar tylesnis. Nu, įdomu. Jo, čia tik tai sliponas bus, aš manau. Katalizatoriai. Tiesa, čia šitas bus jau CO matuojamas, manau, šitam manam tikrai ne. O šitam, manau, bus. Tai vat, šitas ant stendo, šitas ekuflešas. Kaip žinot, šitie mocai nepasižymė, kad jiem
iš gamyklos irgi trūksta galios, bet jie turi irgi nemažai apribojimų, ypač nuo žemų ir vidutinėse, tai savininkas, nu bent jau šito daugiau reikia, daugiau sakė. Nu tai ir šitam tada padarysim irgi daugiau, bet kad būtų mocas, kaip pasakyt, valdomas, nes labai daug nekontroliuojamos galios irgi naudos, kaip pasakyt, nulis. Tai vat, kol kas tiek. Šitą pafilmuosiu, manau, ilgesnį pilną video, o šitas tom ir pabaigiam. Paskiau pralėksiu turbūt po viso programavimo. Tai vat, kol kas tiek. Nu ką, KTM fanai, šiandien jūsų diena. KTM Super Duke 3 kartos reguliavimui ant stendo pagal išmetimą. Konfiguracijas C Project sliponas. Katalizatorius, originalios kelnės, viskas gamykliškai daugiau. Kažkokių performanso modų čia nematau. Viskas standartai išskyrus sliponą. Tai ką čia darysiu, žodžiu, sureguliuoti kūro sistemą. Tai reguliuosim kiekvieną cilindrą kūro mišinį atskirai, neunifikuota, V formos varikliam, V4 inline 2. Neteisingas metodas yra reguliuoti tik tai per čia. Turi būti būtinai kiekvienas cilindras atskirai sureguliuotas. Tai čia yra Euro 5 šitas reikalas. Žodžiu, kompiuteris jau nusiskaitinėja ten duomenis. Reguliuosim pagal tai, kaip yra. Garso trūksta pasitarsiu, galbūt savininkas norės programiškai atidaryti eksupą, tai manau to garso padidės, nu, bet katalikas jisai vis tiek slopins toliau. Lambda zondai, SAS sistema, viskas turi likti, kadangi šitą mocui matuos CO technikiniai ir matuoja 100%, tai po to būtų problemų. Dėl per didelio CO, kai nėra katalizatoriaus, tikrai nepraeinat, bent jau šiai dienai. Tai kalbėjau su pažįstamais kolegom užsienį. Ir šiaip aplamai Latvijoje nėra, nematuoja CO, Lenkijoje nematuoja CO, Vokietijoje, man atrodo, irgi nematuoja CO. Po to šiltose šalyse Italija, Ispanija, Graikija, man atrodo, irgi nematuoja CO. Tai kodėl čia Lietuvoje tą CO matuoja, jūs man paaiškinkit. Nu visiškai nesuprantu. Čia pinigų kažkoks numelžimas lygioj vietoj. Tuo labiau visos kitos šalis taip pat yra Europos Sąjunga. Tai kodėl mums reikia matuot, o jiems nereikia, nors jie yra Europos Sąjungoje. Taip pat tai nesprantamas dalykas, žodžiu. Tai va, 3 kartos ant stendo filmavęs nesu, man atrodo, gal net ir reguliavęs, esu tik tai Super Duke GT. Nu, bet principas tas pas, galima pasakyti, ten irgi buvo jau Euro 5. Tai su Ono pasiekėm, man atrodo, 180 AG buvo. Bet ten jau buvo pilnas išmetimas, neprisimenu dabar koks ten modelis. Su šituo neaišku, ar tokius skaičius pasieksim, kadangi kelnes, tai aš čia prieš šitas kelnes aš čia nieko, čia net nereikėtų jokio pilno akro dėti. Nors palaukit, ne, čia kitaip ir nepadarysi. Nes privirinta ta dėžė, jeigu ta dėžė eitų kažkur atjungt, tai šitie vamzdžiai, nu, belekai būtų geri, jų diametras tikrai didelis ir va, su kaupu, bet kadangi čia atskirai neatsijungia, tai kitaip ir nebus. Tai va, didinsim galingumą, reguliuosim kūro mišinį, galbūt kažkokių papildomų funkcijų jungsim, tokia kaip jeigu išeis diesel cut arba top speed limiteris. Kartais tokių opcijų pasitaiko. Nu ir žiūrėsim, mocas labai tvarkingas, aš matau, pagal visas detalės klijuotas grafikom, čia visokiom atrodo labai neblogai toks naikintuvas. Spidometras, daug čia visokių navarotų reikalingų, nereikalingų. Šitie mocai yra aukšti labai, tai aukštam žmogui jie puikiai tinka. Man atsisėdus, tai su pirštų galais, jeigu ant sėdynės sėdėt. Tai man jie kažkaip per aukšti, bet tų, kurie ūgis ten 1,9 m, 2 metrai, virš 2 metrų, aš manau, neblogas variantas. Tai vat ką pasirašinėsiu šį ir
Matuosim, ką jis čia turi standartį ir žiūrėsim, kokius čia mes skaičius galimai pasieksim. KTM nėra, aplamai maksimalios galios motociklas pas jos yra visas įdaras, kaip pasakyti, nuo žemų ir vidutiniuose. Tai ten jisai yra tikrai apribotas, nors ir taip gamykliškai jis jau turi to sukimo momento labai didelį, žodžiu, ir su juo galima neblogai pasidraskyti, bet po čipo tai galima padaryti tokią, kad patikėkit manim, paprašysit primažinti. Tai va, stengsimės daryti, kaip ir jau prieš tai sakiau, tai kad ta galia būtų valdoma. Nes kas iš tos galios, jeigu jos neis suvaldyti paprasčiausiai, tai bandysim daryti tokį variantą, kad būtų malonu važiuoti. Tai va, kol kas tiek žinių. Newtonmetrų karalius baigtas, viskas sklandžiai, be nuotykių. Vakar pradėjau, pasirašiau, ką reikia, šiandien pabaigiau, tai ką galiu pasakyti? Nu, ginklas. Tai, kaip ir sakiau, išmetimas stokas su katalizatoriumi ir dar eksupas yra, ir dar pažiūrėjau šiandien ryte, tik pamačiau, kad dar debakilleris yra. Tai priglušintas yra konkrečiai. Variantas labai panašus į Super tą Duke GT, kurią sudaręs, ten irgi 22 metų, man atrodo, galit kanalę pasižiūrėti. Šitas man kažkaip mažiau vibruoja, nežinau čia su kuo susiję. Žodžiu, tai smagus reikalas, tikrai. Gatvė ginklas, kaip pasakyti, per daug neužlaužiau, galima padaryti ir daugiau. Kas liečia nemaksimalios galios diapazono, tai nuo žemų ir vidutinėse, tai aš manau, kad bus daugiau negu pakankamai. O jeigu bus nepakankamai, tai galima bus dar padaryti. Turbūt einam iš karto prie skaičių. Pradedam nuo mažiausio diapazono, tai katalizatorius, lambda zondai, viskas lieka, kadangi matuoja CO. Apeiti to dalyko kaip ir galimybės nėra. Nebent pirkti donglus, ten daryti, žodžiu, tą variantą, bet šiaip iš to tokio judesio jo ant žemų keista, bet jis toks nėra labai jojantis. Žodžiu, dar ten pakoregavau parametrus biškai kitus prie žemų sūkių, tai dar švelniau tą gazą priema. Parodysiu kaip pavyzdį, ne? Buvo 23 AG, dabar tam pačiam diapazone yra 43, tai 20 AG dasidėjo. Nuo starto tikrai raus geriau. Lambda zondas. Tai čia abudu cilindrai vienodai. Tai pradžioj po korekcijos jisai nori griebti, ta prasme, tą mano korekciją, bet staigiai lambda zondas pamato ir vėl viską grąžina į vietą. Tai vat. Čia jisai nespėja tam diapazone pakoreguoti taip staigiai, kadangi jis neraubendas, lėtas jo veikimo principas yra. O jau po to jau jisai gauna pagreitį ir vat. Tokia situacija. Tai, bet dar aš su juo, manau, pralėksiu, biški saulutė išlindo, tai pažiūrėsim. Tai čia midrange'as, vidutinis diapazonas, kur praleisit labai daug laiko. Tai kūro mišinio nerodysiu ant šito, žodžiu, kadangi čia yra visiškas stokas, tik tai su sliponu, tai mocas apinaujas labai geras stovi, tai realiai tą visą mano darbą gali, kaip pasakyti, nukopijuoti, nenoriu, kad pamatytų yra kokios korekcijas, kokie kūro kiekio būtent ant stokinės sistemos. Kai būtų pilna, tai dzin, rodau visada ant stoko, šitą pasilieku savo. Bet viskas yra pastatyta į normą taip, kaip turi būti. Galit patikėti mano žodžiu. Tai buvo 104 AG, dabar yra 120 AG. Nuo piko iki piko 20, šitoje vietoje matau tai priebiau biški 114, 95, ai ne, kiek čia bus, 5, 19 AG, 16, 19 AG, nu, aš manau patikėkit, nežinau koks savininkas, ta prasme, nei koks amžius, nes nemačiau, kaip paliko motociklo, tai žodžiu, viskas yra padaryta
sporto režimai, šitie emocai yra anas, jeigu flashą kur dariau, ir šitas turi tik tai 3 režimus sporto, tai čia to trackpacko vadinamo atrakinta nėra, aš taip suprantu, jeigu jisai čia ir būna pas tokį modelį, tai va, būtent 3 režimai, tai aš jį matau programoje, koreguoju ir treką, ir sportą, jeigu reikia, nu, ta prasme, jeigu jisai būtų realiai, nes nežinau, kuris yra kuris ten, iš tikrųjų jų galia labai panaši, tai koreguoju abudu. Tai vat, tas visas galios prieaugis yra ant sporto režimo, kuro sistemos reguliavimas yra unifikuotas ir visų kitų parametrų unifikuotas visiems režimam. Tai vat, einam toliau. Taip, čia yra tarpinis variantas diapazono tarp vidutinio ir maksimalios galios. Tai su kūru yra analogiškai. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad kūro trūkumas buvo visur absoliučiai. Išskyrus kažkokį vieną diapazoną, dabar neprisimenu prie kokios ten tos gazo padėties. Bet buvo minimalus skirtumas. Tai buvo 100 PM8, dabar yra 100 šiam8 AG. Tai plus 10 AG ir plus 10 Newtonų lygiai. Nu ir ką, ir einam prie max. Čia kūro mišinį parodysiu, kaip sureguliuotas, tik tai nuimsiu stoką paskiau, kad nesimatytų žodžiu. Tai va, buvo 176, kaip su kataliku, su visais tais priglušinimais, tai pasakyčiau, nu, labai didelis skaičius, neblogai. Super GT tas turėjo, man atrodo, 107, kažkas plius minus. O šitas turi daugiau, taip, 183. Galima būtų dar šiek tiek, bet aš manau, nėra prasmės, čia nekoks superbaikas. Newtonų 106, va, pikas persikelia į pradžią, į kitą vietą. Tai va, ką manot, užteks superdiukui 183 AG gatvėje ar ne? Aš manau, kad daugiau nei pakankamai, jeigu nebijos rankeną, aišku, atsukti. Tai va, nuėmam stoką, kad nesimatytų. Nu ir va, maksimali galia, kūro mišinys, abudu cilindrai. Viskas idealiai pastatyta, taip kaip turi būti. Tai va, tokia žinia su šituo reikalu. Daugiau kažkokių ten variantų aš jam nejungiau tų opcijų, nieko čia labai neturi, kaip pasakyti, jis ir taip technologiškas yra. Tiesa, eksupą pakoregavau, kad, žodžiu, atsidarinėtų kitais laikais negu dabar jis atsidarinėja, kadangi yra turi šitas mocas daug ribotuvų, visokių, absoliučiai. Tai aš manau, savininkas tikrai, jeigu nebijos rankeną atsukti, tai vertins šitą visą mano darbą. Tai va, jeigu kažkas turi tokių KTM, o gal 1390 kažkas turi, tai norėčiau aš jį jau pačiupinėti. Jau mačiau kiti užsienį pačiupinėjo. Tai va, Lietuvoje dar turbūt gal nelabai kažkas turi, kadangi čia tie modeliai vėliau gal pasirodo. Tai va, ką tiek žinių, dar turbūt prasuksiu aš čia į kartelį, paklausysit, kaip skamba. Ir turbūt, jeigu pradžiuvę, gal aš su jais abiem biškį pabandysiu prasukti čia netoli ratuką. Tai va, kol kas tiek, paka visiems. Dar ant galo palyginam 5 ir 6 pavarą. Tai tuningas visas reguliuotas 5 pavara. 6 pavara, greitis rimtas. Nu, nemačiau ant superdiuko dar kiek daręs, kad pasiektų tokį greitį. Aišku, čia ant stendo ant kelio tiek ne, bet vis tiek. Taip. Va, šitam diapazone nuo 7000 iki beveik galo turi dar daugiau torko. Nuo žemų mažiau. Čia biškai kitoje vietoje atsukau, aišku, ne 6 pavarą nuo 3000 jisai 2, taip joja, jam per didelį apkrovą, tai nuo aukštesnių apsukų šiek tiek atsukau. Tai 6 pavara jisai turi dar daugiau realiai kitam diapazone. Tai vat, nu, blemba žvėris. Ką, senesnis, nu, naujesnis diukas visą galvą aukščiau už šitą. Tiek kažkaip komfortiškiau važiuoja. Tiek sklandesnis, nu, šitas aišku, ta galia brutali, visa kita, bet tas naujesnis, nu, rinkčiausi tikrai vienareikšmiškai aną, tai jaučiu pravažiuos su anuo,
tai pirks aną turbūt, arba atims. Tai va, dar šitam reikės pakoreguoti biškį galios perdavimą, kadangi ant žemų sūkiai jisai jam bus per daug agresyvus. Tai va dabar grįšiu, padarysiu dar paskutinę korekciją ir bus tiek žinių. Aišku, dabar KTM labai atpigė, ypač va tie superdiukai. Įvairiai matęs už 6 tūkstančius, už 7 tūkstančius. Blemba, už tokią emociją, tokią kainą atrodo, kai kiti kažkokius lavonus senus pardavinėja tenai čiut ne 20 metų už panašias kainas. Tai aišku, prie jo rankų pridėti reikia, pakoreguoti, pareguliuoti, bet aparatas irgi vertas dėmesio. Bet vis tiek rinkčiausi naujesnį.
Šeštų bėgių 303 km per valandą, AG tiek pat 183. Pažiūrėsiu, užkrausiu niutonus ar daugiau.